Mes iš 100 gramų vištienos filė galime gauti 23 gramus baltymų. Tai iš tikrųjų pakankamai daug, jeigu mes lygintumėm su daržovėmis, pavyzdžiui, žirniais, ne? Tai žirniuose 100 gramų yra tik tai kokie 5 gramai baltymų. Lietuvoje nei hormonai, nei antibiotikai lesaluose negalimi nuo to, kai mes įstojame į Europos Sąjungą. Tai taip ilgai augdama, ta višta jinai prikaupia, užaugina raumenyną, bet taip pat prikaupia ir daug riebalinio audinio. Ir tas riebumas jis duoda mums tą išskirtinį tokį skonį. Lietuviai apskritai jie mėgsta valgyti riebiai. Mes kalbam apie gyvūnų gerovę, bet visą laiką dar yra slidi riba tarp, o kur vartotojo gerovė? Taip, aš jeigu vištienos nevalgau, jeigu man mėsos nereikia, tai man kaip ir nusispjaut, kas bus su kitu žmogu. Bet jeigu aš galvoju apie visuomenę, o kaip tada tas žmogelis nusipirks tos vištos? Būtų labai įdomu sužinoti, ką gyvūnai galvoja, ne? Bet atrinkinėti tik tai tam, kad nužudyti gaidžiukus, na tai man čia kažkas labiau iš kosmoso negu kad realaus paaiškinimo. Sveiki visi, pradedame mūsų 4. tinklalaidę. Šiandieną man didžiulis džiaugsmas pakalbėti apie vištieną, kurią mes visi valgome kasdieną, kurią mes mėgstame, bet deja apie ją žinome nedaug. Todėl mūsų laidos svečias yra Tomas Miškinis, veterinarijos gydytojas, paukštininkystės specialistas. Jis apie vištienos cheminę sudėtį, apie maistingumą, apie vištų auginimo sąlygas, apie gyvūnų gerovę gali papasakoti labai daug. Tikiuosi, kad ši tinklalaidė bus vertinga jums kaip vištienos valgytojams, bus vertinga jums, kuriems rūpi gyvūnų gerovė ir bus įdomi tiems, kurie realiai domisi faktais, o ne emocijomis. Mielas Tomai, pristačiau jūs kaip veterinarijos specialistą, kaip paukštininkystės žinovą. Ar viską paminėjau apie jūs? Taip, na, iš tikrųjų tai labai tiksliai turbūt pasakyta, tai paukštininkystė yra ir hobis toks daugiau mano ir domiuosi stipriai toj srity, tai manau, kad turiu pakankamai žinių, kad galėčiau šiek tiek bent jau praplėsti akiratį tiek vartotojų, tiek žmonių, kurie galbūt susidarė yra kažkokį tai neigiamą ar net visai tikrą vaizdą apie paukštininkystę ir ypatingai apie vištieną, apie jos vartojimą, apie paukščių auginimą. Tai vat, kiek galėsiu, tiek bandysiu pasidalinti su jumis savo žiniomis. Kiekvienas lietuvis kasmet vidutiniškai suvalgo apie 38, galbūt 36 kg vištienos skirtingais skaičiavimais. Kokią dalį baltymų mes gauname iš vištienos, kaip keičiasi jos vartojimas pasaulyje? Na, iš tikrųjų, tai vištiena tampa vis populiaresnė ir turbūt tai vėlgi susiję su keliais pagrindiniais faktoriais. Tai yra tai, kad jinai lengvai prieinama, jinai yra pakankamai pigi, jinai yra šviežia, nes mes galime jos nusipirkti šviežios. Kitas reikalas yra tai, kad žmonės pradėjo labiau rūpinti savo sveikata. Na, netgi ir Lietuvoje, jeigu mes sakytume taip, kad įpratę buvome visą laiką valgyti daugiau kiaulienos gaminius, tai dabar jau žmonės labiau rūpinasi tai, kad gautų daugiau baltymų ir valgytų liesesnę mėsą, tai yra vištiena. Ir tas vartojimas jisai palaipsniui auga. Vištiena yra puikus produktas mažiem vaikam. Puikus produktas tiem, kurie turi virškinimo kažkokių tai sutrikimų, nes lengvai virškinama, baltymų yra daug, nėra tiek daug riebalų, nėra tiek daug angliavandenių. Mes iš 100 gramų vištienos filė galime gauti 23 gramus baltymų. Tai iš tikrųjų pakankamai daug, jeigu mes lygintumėm su daržovėmis, pavyzdžiui, žirniais, ne? Tai žirniuose 100 gramų yra tik tai kokie 5 gramai baltymų, tai įsivaizduokit, koks didžiulis skirtumas tarp to, kai tu gali suvalgyti 100 gramų vištienos ir gauti šitiek daug baltymų, o kiek reikia suvalgyti iš tikrųjų daržovių. Arba, pavyzdžiui, riešutų, kaip migdolų, jose irgi yra labai daug baltymų, bet reikia labai daug suvalgyti. Tai mes tiesiog, apimtim negalėtumėm. O vištiena, jinai yra labai toksai, sakyčiau, universalus produktas. Tai iš esmės iš to, ką paminėjote, paskubomis suskaičiavau, kad gautųsi
tam, kad gautų tokį patį kiekį baltymų kaip iš vištienos, mums reikėtų sušlemšti apie 0,5 kilogramo žirnių. Taip, įsivaizduokit. Kartu gauti nemažai angliavandenių. Taip, ir nežinau, kiek čia iš tikrųjų sveika, ypatingai sportuojantiems žmonėms. Na, matot, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, tai mityba apskritai, kaip sveika, subalansuota mityba, jinai turi būti iš 3 pagrindinių komponentų, ne? Angliavandenių, baltymų ir riebalų. Tačiau labai dažnai mes matome tai, kad ir su kuo susiduria pasaulis ir dėl ko tas vištienos vartojimas jisai didėja, dėl to, kad žmonės pradėjo labai nutukti, atsirado daug sveikatos problemų dėl per daug angliavandenių vartojimo, per daug grūdinės kilmės, galbūt per daug įvairiausių batonų, duonų ir taip toliau, per daug riebaus maisto vartojimo. Net ir Lietuvoje mes matome, kad vis dar yra per daug vartojama riebaus maisto, bet tas keičiasi, vartotojas sąmoningėja ir rinkdamasis vištieną kaip baltymų šaltinį, pakankamai liesą, kuriame nėra riebalų, tai jisai gali praturtinti savo racioną baltymais ir tokiu būdu saugoti savo sveikatą. Ir ar skiriasi ko nors vištos, kurios yra auginamos žmonių maistui, ir tos vištos, kurios yra auginamos kiaušiniams? Ar galima, pavyzdžiui, valgyti vištas, kurios deda kiaušinius, tai yra dedeklės, kažkurio momentu? Ir prašom paaiškinti paprastam vartotojui šios skirtumus. Taip, tai čia yra iš tikrųjų įdomus dalykas, dėl to, kad mėsinės vištos yra visai kitos veislės negu dedeklės. Jos atrodo lyg ir ta pati višta, bet paskirtis jų yra visiškai skirtinga. Dedeklės deda kiaušinius, jos nelinkusios genetiškai priaugti tiek svorio. Ir jos yra kūdos, laibos. Jos nesveria tiek, kiek sveria broileris, pavyzdžiui. Nes broileris jisai per 40 dienų gali užaugti iki 2,5 kg, o višta dedeklė, jinai tinkamai maitinant tam, kad dėtų kiaušinius, jinai svers apie 2 kg, galbūt 1,9 kg. Tai mes, jeigu rinktumėmės valgyti tokią vištą dedeklę, tai paprasčiausiai nebūtų tiek mėsos. Tai galbūt kaime, kas augina ir jau kai tos vištos nebededa ir nusprendžia jas valgyti, tai galbūt daro iš jų buljonus, faršus, kažką tai panašiai. O iš mėsinės vištos mes jau turime didelę filė, mes turime šlaunų mėsą, mes turime sparnelius, mes turime kulšeles, mes turime daug mėsos paprasčiausiai ir mes galime jau tada rinktis, nes kurtinė didelė, jinai specialiai taip sukurta veislė, lygiai taip pat kaip yra ir karvių, sakykime, auginamų mėsai, angusai, limuzinai, kurie genetiškai linkę užauginti didelę raumenų masę. Taip yra ir su vištom. Mėsinės vištos skirtos mėsai. Dėl to mes jas ir valgom. Jos nedės kiaušinių taip kaip dedeklės. Dedeklės yra skirtos kiaušinių dėjimui. Tokia jų paskirtis ir taip genetiškai yra sukurta. Ir šiuo momentu kaip tik norisi prisiminti keletą mitų. Vienas iš jų, kurį ir man pačiai tekę yra ne vieną kartą girdėti, jog jeigu vištos auginamos jau tie broileriai vadinamieji su didelėm krūtinėm, joms labai sunku judėti, tie paukščiai kenčia ir panašiai. Ar čia yra kažkokio tiesos pagrindo? Mitai negimsta iš niekur, ne? Kažkas turbūt kažką išgirdo, vienas kitam kažkur perdavė ir taip gimsta mitas ar kažkoks tai gandas. Iš tikrųjų, gamtoje visur turi būti lygybė. Ir tiek biologija, tiek gamta, tiek visas, ir mes žmonės, organizmas mėgsta lygumą tam, kad palaikyti pusiausvyrą. Jeigu tos vištos mėsinės būtų nuolat maitinamos tokiu pačiu lesalu, sakykime, jeigu jinai linkusi tinkamam sąlygom su tinkamu lesalu užaugti iki 2,5 kg per 40 dienų, tuomet jį reikia skersti 40 dienų, nes kitaip jis toliau augant, žinoma, kad atsilieptų jo sveikatai. Tai iš esmės ta višta auga ne dėl to, kad yra maitinama kokiais tai hormonais, ten papildais, dar kažkokiais baisiais chemikalais, o tik dėl to, kad tai yra genetiškai atrinkta selekcijos būdu ir lemta grinai genų. Tikrai taip. Tai čia ir yra, turbūt man irgi tekia susidurti su daug tokių pasakymų, kad ne tai hormonais šeriami ten kiekvienas viščiukas, ten į burną su zondais, ten kažkaip tai šeriamas, maitinamas. Bet tai įsivaizduoti reikia, tai nėra
nėra tiesa ir turbūt tai fiziškai būtų nelabai įmanoma padaryti, nes įsivaizduokite, vienoje paukštyje auga 30 000 broilerių. Tai kaip jį kiekvieną reikėtų kažkokiu tai būdu, ne? Kitas reikalas, hormonai nėra naudojami ir net ir Amerika, kuri anksčiau leido naudoti pašaruose hormonus, yra uždraudusi. Lietuvoje nei hormonai, nei antibiotikai lesaluose negalimi nuo to, kai mes įstojame į Europos Sąjungą. Tai įsivaizduokime, nuo 2003 metų jau tas nėra galima ir daroma. Apskritai hormonai yra labai brangus dalykas, norint kažkaip tai pastiprinti ir pagreitinti tą augimą, ne? Tačiau broileriai, jie yra sukurti taip, ypatingai mėsinės vištos, jos yra sukurtos taip genetiškai atrinkta, kad jos turi savybę auginti raumenų masę. O tam, kad kaip ir sportininkam, kurie maitinasi teisingai, valgo daug baltymų, jie irgi augina raumenų masę. Taip mes padedam vištai, subalansuodami jos racioną tinkamai, kad jinai gautų visų reikiamų medžiagų, tam, kad jinai galėtų šitaip įsivystyti. Tai nėra hormonai, tai yra grūdinės kilmės racionas, lesale, bet mes turime įvairiausių amino rūgščių. Tos amino rūgštys padeda formuotis baltymam, padeda vystyti paukščio raumenyną, vystyti skeletą, sudarydami tinkamas sąlygas, kad tas paukštis būtų laisvas, vaikščiotų, galėtų rasti lesalą lengvai, galėtų atsigerti, būtų tinkama temperatūra, būtų tinkama priežiūra. Sveikas lesalas užtikrina jo sveiką organizmą ir jis tada gali augti. Tai būtent per tą subalansuotumą ir užtikrinamą idealių sąlygų mes galime išauginti tinkamai tą vištą. Ir vadinasi, tų žmonių baimė dėl to, kad vištienoje rasime hormonų, antibiotikų ir kitų kažkokių tai cheminių priedų, turėtų būti atmesta dar ir dėl to, kad tai yra brangus malonumas ir elementari verslo logika, kaip tik liepia. Žinokite, tai ir kertasi su verslo logika. Iš kitos pusės reikia pasitikėti ir mūsų Lietuvoje veikiančiomis tarnybomis. Juk kiekvienas produktas, kuris patenka į rinką, į parduotuves ir patenka pas vartotojus ant stalo, yra tikrinamas. Juk tos pačios mėsa, ar tai būtų daržovės, ar tai būtų vaisiai, jie visi yra tikrinami. Imami mėginiai, atsitiktiniai, atrenkami, tų mėginių imama begalė. Ir tą atlieka valstybinės maisto veterinarijos tarnybos specialistai. Juk tai yra nuolatinio kontrolė ir jie užtikrina irgi, kad tas maistas pasiektų vartotojus sveikas. Iš kitos pusės ir gamintojų yra atsakomybė tiekti sveiką, kokybišką produktą vartotojui, nes kitaip, o kas tada pirks jo tą produktą, jeigu jis bus nekokybiškas, nesveikas. O dar toksai beveik asmeninis klausimas, o jūs pats kokią vištieną valgote? Ekologišką ar iš mūsų tų pačių paukštynų? Ir man įdomu, o paukštynų darbuotojai valgo patys savo užaugintą vištieną? Čia turbūt labai dažnai sutinkamas klausimas ir labai dažnai turbūt žmonės klausia, jeigu tu dirbi su paukštininkystė, ar tikrai tu valgai tą paukštieną? Žinoma, kad valgai. Visų pirma dėl to, kad tu už nedidelę kainą ją gali nusipirkti šviežią. Tai yra visiškai šviežia, kokybiška, saugi mėsa, ane? Kitas aspektas yra tai, kad, būtent vištieną gali įsigyti kiekvienas vartotojas. Tai tiek sakykime, labiau pasiturintis, tiek vargingiau gyvenantis ir tas yra labai svarbu. Vartotojai turi turėti galimybę nusipirkti gerą kokybišką produktą. Ir jisai aišku, ekologiškas ar komercinis, tai vėlgi apsprendžia kainą. Ar mes kalbėtumėm apie kažkokias tai išskirtinės savybės tarp ekologiško ir įprastinio, nes turbūt skirtumas yra pagrinde vienintelis toks, kad vienas yra auginamas ilgiau, kitas yra auginamas trumpiau. Užauginti ekologišką kainuoja ženkliai daugiau, užauginti įprastinį kainuoja šiek tiek pigiau, dėl to mes ir lentynose matome didžiulį kainų skirtumą tarp ekologiško ir įprastinio. Tai vėlgi tas visas gamybos procesas jisai apsprendžia, kiek kainuos, nes yra skirtingos technologijos auginimo. Ir tuomet pakalbėkime apie ekologiją.
ekologišką mėsą ir apie tikrą tvarumą. Mes jokių būdų net kalbinėjame pirkti ekologiškų produktų, manau, kad mes visi galime jais mėgautis, juolab, kad gyvename šalyje, kurioje galime mėgautis puikių maistų, kokybiškų, šviežių, tvarių, gerai užaugintų švariame dirvožemyje. Tačiau klausimas pamastymui. Ekologiška vištiena yra auginama gerokai ilgiau. Dvigubai ilgiau ar kiek? Na, tikrai ilgiau. Vadinasi, tam reikia daugiau resursų, daugiau energijos, daugiau lesalo ir gaunasi, kad mes tarsi išnaudojame daugiau žemės išteklių išauginti šitą ekologišką paukštieną, ar ne? Tikrai taip. Na, visų pirma, tai turbūt čia yra keli tokie aspektai. Pirma yra tai, kad gamindami įprastinę vištieną yra aprūpinama didžioji dalis vartotojų, ne? Tai yra maistas, pagrindinis maistas. Gaminant ekologišką, neva tai atsiranda kažkoks tai išskirtinumas. Iš tikrųjų, išskirtinumas yra tai, kad reikia auginti ilgiau, nes tokie yra ekologinio ūkininkavimo tokios taisyklės. Per tą ilgesnį auginimo dienų skaičių višta sulesa ženkliai daugiau lesalo. Jinai gyvendama ilgiau ženkliai daugiau išskiria CO2 į aplinką. Suprantat? Tai vat mes galvojam tik tai vat apie ekologišką, įprastinį, galbūt kaimišką, kur mes matom, kad tas, vadinkim, vyresnė, senesnė višta, jinai galbūt bus riebesnė kaime auginta, ne? Gal yra kažkoks tai skonio skirtumas, bet ekologiška ir lygiai taip pat auginama subalansuojant lesalus tam, kad tu galėtum ją tiek dienų išauginti. Nes vis tiek tai yra mėsinė višta, jinai linkusi priaugti svorio, vadinasi, lesalas atitinkamai turi būti subalansuotas, kad tas paukštis sveikai galėtų išgyventi iki tokio laiko. Nenutuktų, per daug nenugaištų, neatsirastų kažkokių tai problemų judėjimų, bet teisingai, kaip tas laikotarpis ilgas, prisideda auginimo dienų skaičius, prisideda lesalo suvartojimas, CO2 emisija didesnė. Tai mes matome, kad ženkliai net ir tas pats plotas yra išnaudojamas, reikia ženkliai daugiau ploto, nes yra tankumai visiškai kitokie. Tai mes apie tvarumą čia jau šitoj vietoj galim taip ir tokį susidaryti abejonę, savo skeptiškai pavertinti, ar tai tikrai yra tvariau. Teko klausytis vienos KTU, tai yra Kauno technologijos universiteto maisto specialistės, jog aklai ragaujant ekologiškus ir neekologiškus produktus, žmonės nelabai atskiria pagal skonį, kuris iš jų ekologiškas, kuris ne. Pokalbio pradžioje jūs pats esate man paminėjęs labai įdomų faktą, kodėl mums kartais kaime lakščius šita višta arba iš jos virtas sultinukas atrodo skanesnis mūsų receptoriams. Pasakykite tą paslaptį. Tai taip, iš tikrųjų, jeigu mes taip kalbam, kodėl nėra to didelio skirtumo tarp ekologiškos ir įprastinės, dėl to, kad tie patys broileriai yra auginami labai panašiai, aišku, technologija kita, bet jie nėra nutukinami, vadinkim taip, ne? Kaime auginant vištas, kai močiutė duoda ten joms įvairiausių ten maisto, ten tai bulvių prišutino, tai dar kažko jos ten vaikšto laukia, auga ilgai. Lėtai. Tai taip ilgai augdama, ta višta jinai prikaupia, užaugina raumenyną, bet taip pat prikaupia ir daug riebalinio audinio. Tai yra jos oda būna stora, ne? Poodinis sluoksnis yra kitoks, atsiranda tas raumenynas didesnis ir mes išvirę tokią mėsą matom, kad sultinys jisai riebus. Ir tas riebumas jis duoda mums tą išskirtinį tokį skonį. Lietuviai apskritai jie mėgsta valgyti riebiai. Dabar ta tendencija keičiasi, bet tai yra mūsų daugiau turbūt kultūrinis toks paveldas, kai mes daugiau valgydavom kiaulienos ir mums atrodo ta mėsa skanesnė, nes jinai yra riebi. Ir tas riebumas, jisai tas sultingumas, riebumas mums atrodo, kad tai yra, tada yra skanu. Bet jeigu žiūrėti į sveikatą, į žmogaus sveikatą, tai jau čia yra kitas aspektas, kas per daug tas nesveika. O gamta, tiek organizmas, tiek biologija nemėgsta kraštutinumų. Jūs labai gerai pasakėte, kad mes iš tikrųjų žmonės turime riebumo, tokį polinkį į riebumą, mūsų skonio receptoriai į riebalą reaguoja kaip į kažką gardesnio, skanesnio, dėl to ir desertai patys skaniausi yra riebūs šitie, juk neatsitiktinai čia viskas yra. Ir
Bet kalbant vėlgi paskutinis dar pastebėjimas apie šitas kaimiškas vištytes, iš tikrųjų ją pagaminti švirti užima žymiai daugiau laiko, bet ko gero čia nėra nieko bendro su kokybė, čia yra tiesiog todėl, kad tas paukštis yra vyresnio amžiaus, senesnė višta. Žinoma, tai įsivaizduokite, jeigu mes tam tikrų lesalų šeriant, maitinant tas vištas, nes per 40 dienų, įsivaizduokit, pas broilerį pasikeičia 4 kartus lesalas. Tai yra pasikeičia jo sudėtis. Ten daugėja aminorūgščių, didėja energetika pašaro, ten keičiasi vitaminų, viso, tam, kad augantis tas paukštis, jisai gautų viską, ko reikia. Bet jis auga tik 40 dienų, įsivaizduojat. Kaime, juk mes, vat ir jeigu vat močiutė augino vištas, tai juk nėra taip, kad šertų subalansuotų kažkokiu lesalu. Duoda tą, ką turi po ranka. Ar tai bus bulvės, ar tai dar kažkas, tai kažkokių tai grūdų įdeda, ne? Tai tas paukštis auga ilgai, būna 60-70 dienų. Natūralu, kad jis yra vyresnis. Jo mėsa labiau subrendusi, jinai didesnės raumenų skaidulos, jinai tiesiog tampa standesnė, kietesnė. Užtat ją ir pagaminti užtrunka ilgiau. Bet tai yra visiškai normalu. Tai vadinasi, kad mėsa yra standesnė, kitaip tariant, vyresnė, jinai maistinė prasme yra kažkuo naudingesnė, ar nelabai? Turbūt tai būtų labai sunku įrodyti, kad jinai yra kažkuom kitokia. Galbūt tai galėtų skirtis tuom, kad yra daugiau riebalų, nes yra storesnė oda, yra daugiau, sakykime, to poodinio sluoksnio, tai galbūt jinai būtų riebesnė, bet jeigu mes paimtumėm tą pačią filė, kuri yra be odos, tai vis tiek tai yra filė, 100 gramų filė, bus 20 keli gramai baltymų. Ir ten būtų labai turbūt sunku įvertinti, kiek iš tikrųjų, taip jau chemiškai žiūrint, ta mėsa bus pranašesnė ar blogesnė. Vėlgi, kiek teko yra bendrauti su mokslininkais, kad šiuo metu, panaudojant mokslo inovacijas, iš vištienos galima išgauti tikrai aukštą labai mitybinę vertę ir kad vištienos kokybė iš esmės priklauso nuo lesalo kokybės, ar ne? Tikrai taip. Ir tai ne tik, žinokit, vištienai, tai yra visiems turbūt gyvūnam, taip yra ir žmonėm. Kaip valgai, taip ir atrodai, ne taip ir jautiesi. Iš kitos pusės vištiena lygiai taip pat, lesinant subalansuotų lesalų, toksai, kuris priklauso ir privalo būti skiriamas ir duodamas tam paukščiui pagal jo amžių, tai tas visas maistinės savybės ir atsineša. Betgi mes matom, kad yra įvairiausių pasirinkimų, kaip antai kukurūziniai viščiukai, kurie neatrodo, jie geltoni, šeriant daugiau ten, sakykime, karotinoidų turinčių lesalų. Gali būti tas maistas praturtintas arba, sakykime, turėti daugiau vitamino E ir seleno, jeigu mes daugiau į lesalą įdėsim. Bet vėlgi tai yra kraštutinumas. Nes mes kalbam apie kraštutinumus, sakykime, jeigu būtų tai žmogaus pavyzdys. Paimkim ir gerkim savaitę laiko kasdieną morkų sultis. Pageltonuosim. Dėl to, kad perteklinis karotinoidų kiekis, jisai pavers mūsų odą geltonuoti. Per kurį laiką nustojus jisai vėl grįš į normą. Nes viskas išsivalys, susiskaidys ir taip toliau. Lygiai taip pat yra su višta. Ir jeigu mes, sakykime, būtų taip, kad gyvūnai būna šeriami tokiu lesalu ar ten pašaru, kuriame yra kažkokių tai žuvų miltų įdėta. Tai ilgą laiką tą patį darant, ta mėsa gali pradėti atsiduoti žuvies kvapu. Tai tas maistas, jisai visą laiką nulėmė ir ne tik tai kokia bus ta mėsa galutinė, bet ir kokias juslinės skoninės tas savybės mes turėsim. Tai čia labai svarbu. Dabar pakalbėkime apie gyvūnų gerovę. Tai iš esmės tikrai yra vienas iš jautriausių klausimų. Kiek mums žinoma, tai vištų laikymas, ar tai būtų vištos skirtos kiaušiniams dėti, ar vištos mėsai auginti skirtos, gyvūno auginimo sąlygas turi atitikti pagrindinės ES gyvūnų reikalavimus. Ir paprastai šitie reikalavimai sutalpinami į 5 laisvės. Tai yra laisvė nuo alkio ir troškulio, laisvė nuo diskomforto, laisvė nuo skausmo, sužeidimų ir ligų, laisvė išreikšti natūralų elgesį, laisvė nuo baimės ir streso. Ir ką dar apie gyvūnų gerovę paukštynuose
turėtų žinoti išprusęs paukštienos valgytojas? Tos laisvės jos yra iš tikrųjų sugalvotos ne šiaip savo. Tos laisvės aprašytos yra labai abstrakčiai. Tiesiog kaip laisvė, ne nuo troškulio. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiesiog turi būti vandens. Bet nei vienas turbūt augintojas nesirems tik tai tom laisvėm. Jisai darys taip, kad sudarytų kuo geresnės sąlygas gyvūnui augti, produkuoti. Tai kaip antai mėsinės vištos pagrindinis jų tikslas yra užauginti mėsą, ne, tos mėsinės vištos. Tai gyvūnų gerovė šitoje vietoje apima ženkliai daugiau, ne tik tai 5 laisvės. Tai yra, vanduo turi būti švarus, kokybiškas, jisai tyriamas kiekvieną kartą, kad jisai būtų švarus, kokybiškas, geriamas, šaltas vanduo. Taip, netgi šaltas vanduo, tam, kad galėtų paukštis atsigerti tinkamai. Turi būti tiek girdyklų, kad paukštis laisvai jas pasiektų, kad būtų tam tikram paukščių skaičiui. Lesyklų turi būti tiek, kad paukštis negalėtų toliau nei metrą nueiti. Jisai turi rasti lesalą. Jisai turi gebėti patenkinti visus savo poreikius. Temperatūra grindų pastate turi būti, priimant vienadienius viščiukus, ne mažesnė nei 30 laipsnių, įsivaizduojat. Tam, kad jie nesušaltų, kad jų kojytės būtų šiltos. Tai kiekvienas augintojas, jisai supranta, kad padarius kiek įmanoma idealesnės sąlygas gyvūnui augti, jisai šitoj vietoj sutaupys, nes gyvūnas produkuos labai gerai. Jeigu tik tai tos sąlygos yra neįgyvendinamos, gyvūnai pradeda sirgti, juos tada reikia gydyti, tai papildomi kaštai, gyvūnai gali pradėti gaišti, tai prarandami irgi, tai jau ten, kai gaišta, tai apskritai apie gyvūnų gerovę mes negalim kalbėti, bet taip žiūrint, tai gyvūnų gerovė tik tai tom laisvėm nesibrėžia. Ir kiekvienas augintojas stengiasi padaryti maksimaliai, kad gauti kuo didesnį atgal grąžą. Tai iš esmės gyvūnų gerovė yra ta strategija, kuri atsiperka ir be jos paukštynai paprasčiausiai bankrutuotų. Absoliučiai. Dėl to, kad jeigu nesilaikytumėm gyvūnų gerovės, tai net ir mes, sakykime, augintojas, jisai gali laikytis tik tai tų gyvūnų gerovės reikalavimų, kurie yra apibrėžti maisto ir veterinarijos tarnybose, ne, dokumentuose, įsakymuose. Bet ne, jie daro taip, kad dar atitiktų papildomai, tam, kad dar geriau padaryti, kad tas paukštis dar geriau jaustųsi. Jeigu, sakykime, įprastinis reikalavimas sako, kad turi būti 6 valandos, nakties pas broilerį, tai augintojai daro 8, sako, mes jam duokim dar daugiau pailsėti. Mes jam duokim išsimiegoti, kad jisai galėtų atsikėlęs lest, kad galėtų miegodamas suvirškinti gerai pašarą, kad jisai galėtų tinkamai augti. Nes viskas atsiremia į tai, kad tinkamos sąlygos leidžia tinkamai vystytis gyvūnui, tinkamai augti jo žarnynui, o žarnynas tai yra sveikata. Ir kai yra sveiki gyvūnai, sveiki paukščiai, jie produkuoja gerai, tai būna patenkinti ir augintojai, ir vartotojai gavę kokybišką ir sveiką produktą. Yra tekę girdėti tokį pastebėjimą, kad jeigu paukštininkas, specialistas žiūri į dirbtinės mėsos sudėtį, ten pridėta visokiausių dalykų, šiek tiek sojos baltymų, įvairių skonio priedų, žirnių izoliato, kaip kur, vandens be abejo nepagailėta, kad sako, mes savo broilerius maitiname geriau negu šitie dirbtinės mėsos dešreliai arba veganiški burgeriai. Kiek čia tame tiesos? Matot, čia turbūt ateitis kažkada jinai tokia bus, kad galės vartotojas turbūt rinktis tarp to dirbtinio, vadinkim, ir natūralaus produkto. Bet kuomgi skiriasi? Skiriasi tuom, kad gyvūnas augdamas, jisai, jeigu kalbam apie mėsinį broilerį, ne, jisai gauna subalansuotą lesalą. Lesale yra bene 70% grūdinės kilmės žaliavų, kurios gaunamos iš Lietuvos ūkininkų, iš Lietuvos ūkių čia vietoje užaugintų. Tai jau gauna natūralų produktą, skaityk organinę, ne? Gauna įvairiausių amino rūgščių, gauna tų papildų, kurie yra ne tai, kad kažkaip tai susintetinti specialiai, bet tai yra amino rūgštys, kurios privalo organizmas gauti
pakeičiamos, nepakeičiamos, gauna riebalų aliejaus tam, kad vitaminus pasisavintų riebaluose tirpius, tokius kaip A, D, E, K, ane? Tai gauna visą eilę natūralių tokių, vadinkim, žaliavų ir produktų, kas gali leisti tam organizmui vystytis ir augti. Tai nėra tiesiog kažkokiu tai cheminiu būdu sugalvotas ir padarytas produktas. Nes, mes vėlgi kalbam, tai matom, kad industrializacija tiek trečiosios šalyse, tiek apskritai pasaulyje ir to baltymo gyvūninio poreikis iki 2050 metų gali išaugti 70%. Įsivaizduokit, kiek reikia tada išmaitinti žmonių. O chemiškai pagaminti tai kainuoja labai daug ir brangiai. Kaip galės besivyštančios šalis įpirkti tokį dalyką, turbūt sunku būtų įsivaizduoti. Dėl to reikia prieinamo, šviežio, kokybiško, saugaus produkto, kad galima būtų išmaitinti šitiek žmonių. Kai kurie žmonės vėlgi kalba, kad tos lauke augintos vištos, jos ten kažko gyvena žymiai geriau ir panašiai. Tačiau gerai pagalvoju, žmogus juk irgi neleidžia viso laiko lauke, nes jis arba sušaltų, arba dar kas nors jam atsitiktų. Kokios grėsmės iš biologinės pusės, iš tos natūralios gamtos pusės tyko naminių paukščių, kurie laisvai ūkiuose laksto lauke? Taip, tai čia vėlgi ir tas yra gerai. Yra gerai ir kaime auginta višta, yra gerai ir, vadinkim, paukštynuose užauginta višta. Skirtumas yra tarp to, kad vienas maitina daugybę žmonių, kitas maitina save. Tai augdamas paukštis lauko sąlygom, išeidamas į lauką, žinoma, kad tai yra gerai. Aišku, reikia įvertinti tai, kad gali pasitaikyti plėšrūno, tos paukščius gali nužudyti ir suėsti. Gali kontaktuoti su sergančiais gyvūnais, kaip antai paukščių gripas. Tai tada gali išgaišti visos tos vištos, pas močiutę kaime. Kas atsitiktų, jeigu žmogus paragautų arba suvalgytų paukščių gripų užkrėstos paukštienos? Tai yra labai pavojinga užkrečiama liga, iš tikrųjų, nuo kurios galima numirti. Dėl to ir jeigu žmonės pastebi, kad paukščiai staiga pradėjo gaišti, reikia nedelsiant informuoti maisto ir veterinarijos tarnybą, kad atvažiuotų specialistai ir įvertintų, kitaip galima pasidaryti tikrai didžiulę žalą savo. Ir pavojus sveikatai visada yra. Tai liečia ne tik paukščių gripą, yra ir kitų gyvūnų perduodamų ligų, kurios galėtų būti perduodamos žmogui. Tai čia reikia tą visą laiką turėti omenyje. Lygiai taip pat aplinkoje pilna bakterijų, tokių kaip salmonelės, kurias gali platinti įvairūs ir graužikai, gali platinti kiti gyvūnai ir žmogus net nežinodamas gali netyčia užsikrėsti. Bet čia turbūt pagrindinis, sakyčiau, aspektas yra toks, kad kaime augindamas žmogus savo tą produktą, jisai stengiasi jį užsiauginti savo kiek įmanoma sveikesnį ir pasimaitinti pats, o paukštynai stengiasi išauginti tą produktą, kad pamaitinti visuomenę, kad pamaitinti žmonių, dalį žmonių. Kiek apskritai perkant vištieną dabartiniam vartotojui svarbi kaina ir galbūt teko bent preliminariai paskaičiuoti, kiek brangtų vištiena, jeigu pereitumėme prie kiek kitokio laikymo būdo, tarkim padidinus plotą skiriamą vištoms auginti ar dar kažkokias įdiegus papildomas inovacijas? Taip, tai iš tikrųjų esamoje situacijoje ir tai jau yra pakankamai sudėtinga, dėl to, kad ploto mes papildomo negalim Lietuvoje taip paprastai gauti. Ir pasistatyti tiesiog paukštynus, fabrikus, tai nėra taip paprasta, tai kainuoja daug pinigų. Jeigu reikėtų, ir galbūt tai kažkada ateis, jeigu reikėtų keisti, sakykime, auginimo technologiją, mažinant tankumą, didinant plotą vienam paukščiui. Tai vadinasi, per tas pačias fermas, kiek yra Lietuvoje, reikėtų sumažinti ženkliai gyvūnų skaičių. Tai reikštų, kad sumažėtų mėsos paprasčiausiai. Sumažėjus mėsos kiekiui,
Bet esant vis dar paklausai vartotojų mėsos, vadinasi viskas brangs, nes kaštai užauginti mažesnį kiekį mėsos tom pačiom sąlygom bus didesni. Kaštai tai tie patys, darbo užmokestis, žmonių šildymas, įsivaizduokite elektrą, ten, sutaupysi galbūt kažkiek lesalo, bet tas, neatpirks turbūt visko. Ir tas, išbrangimas, jisai nuguls ant vartotojų pečių. Ar vartotojas bus pasirengęs mokėti tiek? Ar mes nepadarysime taip, kad vėlgi kraštutinumas ir taps, labai brangių produktų ir ne visi galės įsigyti? Kaip tada tie vargingiau gyvenantys žmonės, ką jie darys? Tai čia toksai pamastymui irgi turbūt būtų klausimas. Tvarumo prasme per pastaruosius 15 metų vištininkystėje buvo padarytas didžiulis progresas. Tai yra apskaičiuota, kad norint užauginti 2,5 kg vištienos, lyginant su to, kas buvo prieš 15 metų, šiuo metu reikia 37% mažiau žemės, 16% mažiau energijos, litrų mažiau vandens, 0,5 kg sutaupoma lesalo ir net 15% išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. O kokios dar yra ateities tendencijos, kur link dar įmanoma judėti šitą kryptimi ir kokia apskritai iš inovacinės pusės vištininkystės ateitis? Jo, čia iš tikrųjų labai, labai geras klausimas ir kodėl tai viskas įvyko? Daugiausia tai yra susijęs su tuo, kad per eilę metų labai stipriai keitėsi pačio mėsinio broilerio genetika. Ir tai yra būtent tos įmonės, kurios tiekia tą genetinį produktą, kaip veislinius vienadienius viščiukus, kurie vykdo selekciją, tai jie kuria ir daro taip, kad būtų įmanoma kaip greičiau, kaip sveikiau, tvariau, kaip įmanoma, sakykime, mažiau lesalo duodant tam paukščiui, išauginti tinkamai, sveikai, gerą kokybišką produktą. Ta patį gauti mėsos kilogramą, sunaudojus ženkliai mažiau. Tai per tuos 14 metų, jeigu anksčiau reikėdavo auginti broilerį 45, 56 dienas, įsivaizduokit, tai nuo dabartinio, ką mes auginam 40 dienų, jeigu vidutiniškai yra, kurie augina 37, 35 dienas, dar mažiau. Tai tą patį svorį pasiekti anksčiau reikėjo 56 dienų ar 60, dabar tebe reikia 35-37 dienų. Tai per šitiek dienų paukštis ženkliai mažiau sulesa, jisai ženkliai mažiau išskiria CO2 į aplinką, jisai ženkliai mažiau išgeria per tą laiką vandens, jisai ženkliai mažiau sulesa lesalų. Lesalus pagaminti juk irgi naudojami resursai. Tai visa ta grandinė, tai ir energetiškai tiek pastatų šildymui, tiek, sakykime, visam paruošimui tam auginimui, išnaudojama visko ženkliai mažiau. Ir tas ženkliai mažesnis naudojimas, jisai ir atsiranda tai, kad iš tikrųjų ir tausojama ir aplinka. Nes kiekvienas gamintojas turbūt jisai galvoja apie kelis dalykus. Jisai galvoja, kad turėdamas sveiką, gerą paukštį, aš užtikrinu jam geras sąlygas, tai rūpinosi tuo paukščiu. Kai aš jo gerai pasirūpinusi, duoda man gerai produkuoja ir aš gaunu mėsos, tai rūpinosi vartotoju, nes galiu vartotojui duoti sveiką, kokybišką, šviežią produktą. Ir mažindamas auginimo dienų skaičių ir, sakykime, mažindamas visus resursus, tos kaštus, vadinkime, kurios reikia patirti, didindamas tą tvarumą, gerindamas, aš rūpinusi aplinką. Tai įsivaizduojat, toks vienas priėjimas, o gaunasi rūpinimasis tiek gerovę, tiek žmogum, tiek aplinką. Visą tai tarsi atsiperka, ar ne? Ir visą tai atsiperka dėl to, kad kiekvienas stengiasi užauginti kiek įmanoma sveikesnį tą paukštį, kad nenaudotų, pavyzdžiui, antibiotikų.
antibiotikų naudojimas besaikis ir ilgas jisai gali privesti gyvulininkystėje prie to, kad išskiriama su išmatom į aplinką, su mėšlu patenka į dirvožemį, per dirvožemį nukeliauja į upės ir žuvis ir čia visas ratas, visa ekosistema užsikūrė. Tai vat, kiekvienas augindamas tvariai ir atsakingai rūpinasi pagrindę 3 dalykais. Rūpinasi gyvūnu, rūpinasi žmogumi ir rūpinasi aplinką. Pakalbėjote apie rūpestį gyvūnų. Gyvūnais labai smarkiai rūpinasi ir gyvūnų gynėjų organizacijos. Jų suvokimas apie gyvūnų gerovę, kokiamis sąlygomis reikėtų juos auginti, galutinės vizijos ko gero nėra, nes dauguma organizacijų galvoja, kad ūkiuose gyvūnų apskritai nereikia auginti ir mums nereikia gyvūnės kilmės produktų. Bet iš esmės, koks yra didžiausias skirtumas, kokia yra didžiausia takoskyra tarp to, kokių sąlygų gyvūnams, naminiams paukščiams reikalauja gyvūnų gynėjai ir tarp to, ką sako mokslas, veterinarų specialistai, kiek jau tos gyvūnų gerovės pakanka užauginti paukštį. Čia yra turbūt labai toks diskusinis ir sudėtingas klausimas dėl to, kad visą laiką mums atrodo blogiau ar geriau ten, kur mūsų nėra, bet labai dažnai mes bijome to, ko nežinom. Ir tos baimės labai dažnai būna net nepagrįstos, bet jos paremtos nežinojimu tiesiog. Jeigu mes sakytume tai, kad tiesiog iš perspektyvos kalbam tik apie gyvūnų gerovę, kaip antai paimkime, lizduose laikomas vištas dedeklės, kurios deda kiaušinius. Ir laisvai ant kraiko laikomas vištas, kurios deda kiaušinius. Lyg ir paskirtis vištos ta pati, auginimo sąlygos absoliučiai kitokios, skirtingos, bet kiaušinis padėtas lizduose su žeme nekontaktuoja, o padėtas ant kraiko jau jisai kontaktuoja su kraiku. Mes kalbam apie gyvūnų gerovę, bet visą laiką dar yra slidi riba tarp, o kur vartotojo gerovė. O kaip mes užtikrinsime, kad tas produktas būtų sveikas, neužkrėstas? Kaip mes užtikrinsime, kad vartotojas valgytų sveiką, neužkrėstą produktą? Ir žiūrint, tik tai atrodo iš vienos pusės, kad mes reikalaujame tik tai va čia kažkokių tai neišpasakytų gyvūnų gerovės sąlygų, lyg ir mažinkite ten, sakykime, tankumus ir auginkite ten 10 vištų, ten, nežinau, kvadrate, kaip pavyzdys, toksai iš piršto laužtas. Toksai lozungas gal jisai ir įdomus, bet tada žiūriu tik iš savo prizmės. Man tai atrodo, kad gyvūnui geriau. Taip, aš jeigu vištienos nevalgo, jeigu man mėsos nereikia, tai man kaip ir nusispjaut, kas bus su kitu žmogu. Bet jeigu aš galvoju apie visuomenę, o kaip tada tas žmogelis nusipirks tos vištos, kuri bus beproto brangi? Tai jeigu aš galvoju tik tai iš savo pusės ir rūpinosi savo gerovę, nes man taip atrodo, tai yra viena. Bet jeigu aš galvoju apie apskritai visuomenę, galvoju apie jautres, pavyzdžiui, sritis kaip antai senjorai, kurie vištiena senjoram yra puikus produktas, nes jis yra baltymais praturtintas, saugus, alergijų nesukelia, įsivaizduokit. Žmonėm, kurie turi, pavyzdžiui, sakykime, tam tikrų imuninių ligų, kurie negali vartoti kitokio maisto. Kaip jie tada įpirks? Ir kas kompensuos tą? Bet ir tai, kaip pamaitinti tautą. Socialinėse medijose neseniai teko matyti gyvūnų gynėjų platinamą informaciją apie tai, kad vištos, kurios yra vyriškos giminės, tai yra gaidžiukai, jie yra iš karto vos gimę žudomi, žodžiu, iš žmonių jie patiria žiaurumą daugiau nieko, nes neva jie yra netinkami žmogaus maistui. Kiek tame tiesos yra, ar teko jums matyti? Iš tikrųjų, tai man turbūt naujiena yra tai, aš nesu dar tokio fakto girdėjęs. Tai yra, nežinau, kur tai galėtų vykti, tai tikrai nėra Lietuvoje ir turbūt tai tikrai nėra Europos Sąjungoje, nes atskirti vištaitę ar gaidžiukas iš principo yra sudėtinga, kai tik tai jisai išsirita. Yra ta metodika, bet tas reikalauja labai daug resursų, apmokytų žmonių ir laiko, nes atrinkti vištaitę ar gaidžiukas galima 2 būdais. Arba iš sparnų, nes skiriasi tam tikras plunksnų subrendimas, sakykime, arba iš kloakos. Bet tam reikia specifinių žinių ir tam reikia daug resursų ir daug laiko.
Dėl to broilerių pramonėje tai nėra dažnas atvejis, kad būtų išrūšiuojama vištaitės ir gaidžiukai atskirai. Tai galėtų būti rūšiuojama ir daroma tik tai tam, kad gaidžiukai šiek tiek greičiau auga, kaip vyriškos kilmės, ne? Jie šiek tiek greičiau auga, galbūt šiek tiek būna sunkesni ir ten galbūt dar galima būtų čia kažkokią tai logiką įžvelgti. Bet atrinkinėti tik tai tam, kad nužudyti gaidžiukus, na tai man čia kažkas labiau iš kosmoso negu kad realaus paaiškinimo, nes nesugalvoju savo galvoje net, koks galėtų būti loginis paaiškinimas tame. Nes tai yra juk paukštis, ta pati mėsinė višta, kuri auga, užauga, yra skerdžiama ir gaunama mėsa vartotojų ant stalo. Ar tai vištaitė ar gaidžiukas? Kokį mažiausiai moksliškai pagrįstą, gal net absurdiškiausią gyvūnų gerovės gynėjų reikalavimą jums pačiam yra tekę girdėti? Na, turbūt dabar būtų sunku taip iš karto man iš galvos sugalvoti. Jie turbūt nėra visai, taip sakykime, iš piršto laužti, bet šitoje vietoje aš galvoju, kad dauguma jų reikalavimų yra turbūt neapsvarstyti iki galo ir neužkomunikuoti. Šitoje vietoje niekas neprieštarauja, kad gyvūnų gerovės sąlygos būtų dar geresnės. Turbūt nei vieno nerasim prieštaraujančio, kad būtų, sakysim, ne, aš nenoriu geresnių sąlygų. Norim visi, bet kokia to kaina ir kaip tą padaryti. Tai va čia turbūt čia svarbiausia. Dar klausimas turbūt apie tai, kad ar iš tiesų gyvūnas turi tokius pat poreikius kaip žmogus. Ar jis iš tiesų ten ilgesingai žiūri pro langą ir višta nori kažkur tai skristi, keliauti ir panašiai. Suprantat, būtų labai įdomu sužinoti, ką gyvūnai galvoja, ne? Bet dėja to mes padaryti negalime. Ir vienintelis dalykas, apie ką mes galime spręsti, kaip veterinarai, pavyzdžiui, veterinarijos gydytojai, juk pacientai mūsų nekalba. Mes sprendžiam iš elgesio, iš to, kaip gyvūnas elgesi, ne? Iš to, galbūt, jeigu kažką skauda, gal jis išlubuoja. Taip ir su tom pačiom vištom. Jeigu bus negerai, mes matysim. Jeigu netitinka sąlygų, galbūt yra šlubų, galbūt jų elgesys apatiškas, nelesa. Tai yra, mes tik tai taip galim suprasti. Ir sudarydami sąlygas tokias, kad tie gyvūnai kaip įmanoma geriau patenkintų savo poreikius, galėtų laisvai judėti, galėtų gauti kokybišką vandenį, kokybišką lesalą, idealias aplinkos sąlygas. Juk mes nežinom, ką jie galvoja. Bet turbūt ne tame esmė, mes esame tiesiog mitybos grandinėje tokioje. Ir čia kalba eina apie tai, kad turbūt jokia mėsa ant medžių neauga, ne? Ir parduotuvėje turbūt neatsiranda iš niekur. Tai čia turbūt reikia suprasti tai, kad šiandieniniai žmonės, jaunimas apskritai, kurie turbūt ir kaimų nematė, nelabai supranta, iš kur ateina ta mėsa. Lygiai taip pat, kaip mes morkas traukiame iš dirvožemio, kurios jau yra suaugusios ir valgome, lygiai taip pat tą mėsą kažkas turi užauginti ir tos gyvūnus kažkas turi paskersti. Kitaip jinai ant stalo neatsidurs. Ir kalbant apie skerdimą, kiek yra, kaip pasakyti, humaniškas procesas sudarytas vištoms paukštynuose paskersti? Visos skerdyklos tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje apskritai, visos yra kontroliuojamos, visų yra reikalavimus, jos turi atitikti tokius, kad gyvūnas nepatirtų arba patirtų, kaip čia pasakyti, kuo mažiau streso. Tai reiškia, kad procesas turi vykti kiek įmanoma sklandžiau, greičiau, užtikrinčiau. Tas liečia gyvūno transportavimą iš ūkio į skerdyklą. Tai turi būti tinkamos transportavimo sąlygos, kad gyvūnas nejaustų didelio streso, ne? Kai jisai nutransportuojamas į skerdyklą, lygiai taip pat jis turi būti kiek įmanoma ramiau, greičiau iškraunamas. Tada vyksta gyvūno apsvaiginimas. Niekas nežudo gyvūnų ir neskerdžia jų tiesiog kaip, sakykime, anksčiau ten, kaklą perpjoviau ir viskas. Ne, viskas vyksta civilizuotai. Gyvūnas yra apsvaiginamas, ar tai bus šokas, ar tai bus dujos, bet jis pradžia apsvaiginamas tam, kad, nejaustų streso, nejaustų skausmo. Ir tik jau toliau jis yra skerdžiamas. Paukščiams
naudojama keli būdai. Tai yra apsvaiginimas dujomis gali būti, apsvaiginimas panardinant, sakykime, į vandenį, kuriame yra elektros srovė, bet pirmiausia, prieš visą apsvaiginimą, paukščiai yra pakabinami žemyn galvą už kojų. Na ir atrodo, kad tokiu būdu, taip, bet tokiu būdu paukštis nusiramina. Jisai nustoja plasnot sparnais, jisai nusiramina, atsipalaiduoja ir tik tai tada jisai yra apsvaiginamas. Gali būti dar apsvaiginami, aišku, ir jeigu tai dujom, tai jie gali būti apsvaiginami jau konteineriuose pačiuose, kai juos iškraudinėja. Bet tai vėl kita technologija. Bet tiek vienu, tiek kitu atveju yra viskas daroma maksimaliai taip, kad tas gyvūnas patirtų kuo mažiau streso. Nes iš esmės gerą labai punktą jūs palėtėte. Gyvūnų gynėjų dokumentikoje šitie aukštyn kojomis pakabinti paukščiai rodomi kaip žiauraus elgesio su paukščiais pavyzdžiai. Tai tik tai turbūt atrodo, bet paukštis yra toks daiktas, kad jisai vienas dalykas pakabintas žemyn galvą nusiramina, šiek tiek apsvaigsta ir tokiu būdu jis net savęs nežaloja. Jeigu tie paukščiai, įsivaizduokit, pastoviai plazda sparnais, tai atsitikti gali sparnų lūžių, jisai susižeidžia. Taip, jisai kenčia tokiu būdu. Tai viskas yra sugalvota, ne šiaip sau, kad sugalvojau, pakabinkim tos paukščius žemyn galvą, arba čia sugalvojau, padarykim dar kažką tai tokio įspūdingo. Viskas yra mokslu paremta ir grįsta. Tam, kad gyvūnas negali mums pasakyti, ką jis jaučia, bet moksliškai įvertinus jų elgesį yra atitinkami sprendimai ir padaryti, tam, kad būtų kuo humaniškiau, kuo greičiau ir žinoma, kuo geriau gyvūnų. Tai kągi, ačiū Jums už pokalbį. Iš tikrųjų, bent aš šiandieną išgirdau labai daug, labai naujų dalykų savo, nors atrodo, kad šią temą domėjausi stipriai. Tiesiog manau, kad po šio pokalbio mes visi galime labai ramiai ir skaniai valgyti vištieną, nesvarbu, kur jinai yra auginta, ar jinai yra auginta ekologiškom sąlygom, ekologiškose ūkiuose, ar jinai auginama šeimos ūkiuose kaime, ar mūsų lietuviškose paukštynuose ir maitinama lietuviškais grūdais. Tai mėgaukimės, būkime sveiki ir linkiu, kad kiekvienas iš mūsų savo sudarytų tokias žmonių gerovės sąlygas, kokios yra sudaromos paukščiams, ar ne, su sveika mityba, judėjimu ir panašiai. Tikrai taip. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū už dėmesį ir susitiksime kitose tinklalaidėse.